Jie tai išėmė iš pilstymo Superdel. Šią šalį į priekį veda darbas. Nagi. O, bičiuli, matote, kad manekenai čia yra geidulingi. Op. Jaučiuosi kaip išsigimėris, bet pažiūrėk į tuos sėdmenis. Sveiki atvykę į dar vieną Kurmis aplink pasaulį skyrių. Šiandien pamatysime, koks yra prekybos centras Pusiaujo Gvinėjoje. Šiandien nesu vienas, čia su manimi mano draugas Junioras, galima sakyti, vienintelis YouTube kūrėjas iš Pusiaujo Gvinėjos. Kaip laikotės, draugai? Esame čia, Malabe, ir kaip sakė Kurmis, nufilmuosime vaizdo įrašą viename iš didžiausių prekybos tinklų šalyje. Ir pažiūrėsime, kokių keistų produktų čia, Pusiaujo Gvinėjoje, parduodama. Taigi, prisijunkite prie mūsų. Esame Martinės prekybos centre, tai svarbiausias prekybos tinklas Pusiaujo Gvinėjoje. Tai nėra vietinis prekių ženklas, tai nėra gvinėjiečių įmonė, o kilusi iš Ispanijos. Martinės. Bet kadangi Pusiaujo Gvinėja buvo Ispanijos kolonija, čia labai daug ispanų kilmės įmonių įtakos. Ji veikia 50 metų, o mums ilgas laikas, prisiminkite, šalis jauna. Žinoma, jo turi mažiau. 68 metais jie tapo nepriklausomi. Ji nepriklausoma jau 57 metus, taigi. Tiksliai, kai pradžia mums užtrunka taip ilgai, tai lyg būčiau laiminga. Kaip jiems tai pavyko? Kaip jiems tai pavyko? Pusiaujo Gvinėjoje naudojama valiuta yra Centrinės Afrikos frankas. Jei pamatysite, kad tai parašyta prancūziškai, paklausite, bet kodėl tai parašyta prancūziškai, jei tai šalis, kurioje kalbama ispaniškai. Nes ši valiuta priklauso bendrai rinkai, kurios centras yra Kamerūne ir kuri jungia kelias šalis. Ši valiuta naudojama ne tik čia, ji naudojama Kamerūne, Centrinės Afrikos Respublikoje ir taip pat Pusiaujo Gvinėjoje. Iš viso yra 6 šalys, kurios naudoja šią valiutą, kilusią iš Prancūzijos franko. Kad įsivaizduotumėte, aš čia gatvėje, juodoje rinkoje, išsikeičiau už 1560 frankų. Na, sakykime, už maždaug 1500 frankų. Tai, žmonės, yra tikra. Junioras tikrai turi apsipirkti. Štai čia. Einu nusipirkti pagrindinių dalykų jaunam žmogui namams. 30 metų vienišas vaikinas, kuris ieško argentinietės merginos. Ar tiesa, juniorai, kad čia šampūnas? Čia kainuoja 1700 frankų ir dar parašyta, kad negalima gerti. Nežinau, kam galėtų šauti į galvą gerti šampūną. Šito nepirk. Na, šitas, sakykim, brangus. Aš einu prie to, kuris kainuoja 1000 vis tiek. Daug plaukų juk neturi. Taip, aš imsiu šitą. Ai, bet čia dušo gelis, tu jį naudoji kaip muilą. Šitas kainuoja 1100, šiek tiek pigiau. Bet tai gelis, ne šampūnas, jį naudoji kūnui. Štai Junioras rado vieną už 900. Eini prie pigiausio, Juniorai, galėtum būti argentinietis. Ieškant kainos, čia dar vienas palyginamas produktas, Axe dezodorantas, 2600 frankų. Tas, kur 150 ml. Čia Junioras man sako, kad turėčiau nusipirkti dezodorantą. Panašu, kad mano kvapas netoks geras. Tau to reikia, esi Afrikoje ir klimatas ten stipresnis. Taip. Tai yra netiesioginis arba tiesioginis. Ir šis Agua Brava. Taip pat čia yra kvepalų, kuriuose pastebima ispaniška įtaka, nes šie vadinasi Aire de Sevilla. Butelis kainuoja 13 000 frankų. Tai vienas iš dalykų, kuriuos Gvinėjos gyventojai vartoja daugiausia. Elementarių dalykų, nes visuose baruose, kuriuose lankotės, net jei tai baras jūsų rajone, jūs tai jau patyrėte visada, net jei užsisakote šaltą alų, jie visada atiduos jums servetėlę 100%. Ką tik gavai servetėlę? Kiek čia telpa šį pakuotę? 500 frankų už 100 servetėlių pakuotę. O čia turime tualetinio popieriaus, kuris parduodamas tokioje milžiniškoje pakuotėje su 12 ritinėlių. Na, šie 12 mažų ritinėlių kainuoja 2000 frankų. Atkreipkite dėmesį, kad parašyta Martinės produktas, bet pagaminta Pusiaujo Gvinėjoje. Čia jie gamina tualetinį popierių. Tai vienas iš koridorių, kuriame praktiškai niekada nepamatysite nei vieno žmogaus, kuris ateitų per šį vakarėlį. Žinosite, kad tas žmogus gauna vidutinį didelį atlyginimą. Ir žinote, kad tas žmogus gauna vidutinį didelį atlyginimą. Niekas to nevartoja. Niekas to nevartoja. Nes jei pažvelgtume į kainas arba į gana aukštas kainas, 2900. Taip pat, atsižvelgiant, paprastas žmogus nevalgo produkto. Kokie pusryčiai? Bananas. Paprastas žmogus pusryčiams valgo savo duoną su sviestu ir pienu. Taigi, jei tu jam pasiūlai dribsnių, tai turi būti žmogus, kuris augo užsienyje, kaip pavyzdžiui, mano atveju, arba kitas žmogus, kuris nori, kad jo vaikas vartotų tokio tipo produktus. Bet paprastai, kaip jau sakiau, galiu drąsiai teigti, kad ši eilė yra mažiausiai perkama visame prekybos centre.
Mane stebina tai, kad prekybos centre parduodami mobilieji telefonai ir kiti dalykai, pavyzdžiui, laikrodžiai ir panašiai. Pavyzdžiui, čia yra Samsung S, kuris kainuoja 750 tūkstančių frankų, kas yra gana brangu. Kaip ir Argentinoje, dažniausiai technologijos yra atvežamos iš užsienio. Koks nors giminaitis, kuris atvyksta studijuoti į Europą, nei turtingas dėdė. Čia nepilnametis man pasakoja, kad yra produktų, kurie atvežami iš Kamerūno. Daugelis produktų yra atvežami iš Kamerūno dėl to, kad Pusiaujo Gvinėjoje gyvena daug kamerūniečių. Pavyzdžiui, ši čia tartina. Kas tai? Tai yra tarsi. Karamelės padažas, kaip Nutella. Taip, kaip panašiai Nutella, bet. Žiūrėk, ar turime Junior šokoladinio kakavos puodelio? Taip, žinoma, nagi. Svarbu tai, kad pavyzdžiui, šiame prekybos centre galite įsigyti veganiškų sausainių, kurie taip pat importuojami. Eikite į tą, kur paketas kainuoja 1300 frankų. Tai negali būti karšta duona. Svarbu tai, kad duonos čia paprastai daug nesuvalgoma. Tai ne taip, kaip Ispanijoje, kur jie mėgsta valgyti duoną. Į Argentina taip pat. Ispanijoje net duoną valgome su vandeniu. O štai šis baguito 600 frankų. Kiek jų bus? Aš nežinau. Sveria 100 gramų? 150. Tai negali pasakyti, kas yra labiau įmanoma. Bet Kuriame apsipirkimo vaizdo įrašą. Pirmiausia, reikia paklausti. Į kavinę Malabo. Ai, irgi miesto centras. Prekybos centre taip pat visada galite jį nusipirkti. Taip, bet norėjome tai padaryti čia, nes čia mažiau ir nėra kiek daug žmonių. Bet šis yra didesnis ir geresnis ir turi daugiau produktų. Bet biure man pasakė, kad pirmiausia reikia ten paklausti. Padaryti čia, pirmiausia paklausti. Bet argi nekalbėjai ispaniškai? Ar kalbate ispaniškai? Aš nekalbu gerai. Anglų. Pirmiausia reikia geriau paklausti biure. Na, jie mus išvarė iš Delperio. Aš maniau, kad taip nutinka tik Argentinoje. Iš tikrųjų mūsų neišvarė, tiesiog paprašė nueiti ir gauti leidimą kitur. Taigi, tęsime rodydami Martinez, bet kitoje parduotuvėje, jei tik ten mums leis. Atvykome iki Martinez centrinės būstinės paprašyti leidimo ir mums jį davė. Jie sutiko, suprato, dėl ko mes čia. Nes Topo labai gerai viską paaiškino, ar ne? Tu taip pat. Reikalas tas, kad man labai smalsu, koks yra ispaniškas prekybos centras Pusiaujo Gvinėjoje, kur didelė dalis darbuotojų yra iš Indijos. Globalizacijos režimas įjungtas Tiksliai. Tačiau svarbiausia, kad jie suprato šią koncepciją, nes šiuo metu Pusiaujo Gvinėjoje turizmas klesti. Taigi užfiksuoti, kaip atrodo vidutinė Gvinėjos ar Ekvadoro parduotuvė, yra gerai, nes kai atvyksta argentinietis ar meksikietis, jie sako, na, jei atvyksiu savaitai, apsipirksiu tame turguje. Nes matėme ten pirkusi argentinietį YouTube naudotoją. Įjungta. Ką aš jai paaiškinau, manau, kad tai buvo Martinezo vadybininkas, kuris su mumis elgėsi labai gerai. Žiūrėk, daugelis žmonių kitose šalyse mano, kad Afrikoje nėra maisto, nėra produktų, nėra nieko. O būtent Martinez tiekia daugybę šių dalykų čia. Taigi šiuo atžvilgiu tai yra teigiama reklama ir ji mums pasakė, filmuokite ir atsiųskite mums vaizdo įrašą, nes tai mums taip pat yra reklama. Ir štai turite nemokamą reklamą, kurią padarė Topo po pasaulį. Taigi, jei atvyksite į Pusiaujo Gvinėją, pirkite Martinez parduotuvėje, čia galite rasti absoliučiai viską. Brangioji Coca-Cola, mano pagrindinis gėrimų šaltinis. Šiuo atveju Coca-Cola gaminama ne čia, Pusiaujo Gvinėjoje, o žiūrėkite, čia užrašyta arabiškai, pagaminta Delicious en jo Fulhan, o prancūziškai pagaminta Kamerūne. Deizai yra iš Kamerūno. O Coca-Colos kaina yra 400 frankų, mažiau nei $1 už skardinę. Čia ji pigesnė nei Argentinoje. Argentinoje ji kainuoja 1500 pesų, bent jau paskutinį kartą, kaip ir prieš išvykdamas, galbūt kaina pakilo ar sumažėjo, bet tai šiek tiek daugiau nei $1. Taigi, Ekvatorinės Gvinėjos Coca-Cola, importuota iš Kamerūno, Bioko saloje, Malabe, čia kainuoja pigiau nei Argentinoje. O alus, kurį čia daug kas geria, beje, Ekvatorinėje Gvinėjoje neradau vietinio alaus, man sakė, kad kažkiek yra, bet labai mažai, toks pusiau amatinis. Daugiausia suvartojama ispaniško alaus San Miguel, turime pusės litro skardinę, kurios kaina 500 frankų už $1, galima sakyti, alaus kaina $1 už San Miguel. Ir tada jie geria. Na, o tas vanduo. Ai, čia yra šiokia tokia ypatybė su vandeniu. Vandens iš čiaupo negalima gerti.
Mirtis kartą. Nežinau, kas vyksta. Ar tu, jaunire, ją geri? Aš, tiesą sakant, ne. Aš geriu mineralinį vandenį. Bet ar esi kada nors ragavęs vandens iš čiaupo? Niekada. Todėl ir esi gyvas. O vanduo iš čiaupo, pavyzdžiui, šis butelis čia, ekvatorinis vanduo, 630 ml. O šis butelis čia, 500 ml. Pusė litro kainuoja 200 frankų. Ir čia parduoda Perrier vandenį, kuris yra tarsi ponų, snobų, turtingųjų vanduo, nežinau. Kas perka šį stiklinį vandens butelį, kuris kainuoja 700 frankų, šį 330 ml butelį? Tas vanduo brangesnis už kolą. Kas tai perka? Nežinau, nukrentu ir atsistoju, kvailai. Jerba mate guinė, kam aš atsivežiau tą kampesino su mėtos skoniu, produktas iš Paragvajaus. Paragvajietiška jerba 3600 už pusę litro. Yra su įvairiais skoniais. Juniorai, kas jau vartoja mate Gvinėjas Ekvatorinėje Respublikoje? Pagalvok, Gvinėjoje Ekvatorinėje dabar filmuojame yra daug paragvajiečių. Yra bendruomenė, daugiau nei 400 žmonių. 400 paragvajiečių tiek Balabo mieste, tiek žemyne. Taip. O kiek bus argentiniečių? Ne, argentiniečiai nesulaukia 50 metų. 50. Daug. Tai labai svarbu vidutiniam Ekvadoro gvinėjietui, nes tai produktas, kuris gerbsti jų pusryčius. Tai yra pagrindinis krepšelis. Žinoma, tai panašu į dulce de leche Argentinoje. Tiksliai, tai kasdienis vartojimas. Iš tiesų, jei pasižiūrėsi, pamatysi, kad per dieną jau kelis kartus teko papildyti atsargas. Ir žiūrėk, aha, net ir didelis indas tuščias. O čia turime 1400 frankų, 450 gramų šio pagrindinio produkto. O čia kakavos kremas 2500. Tie 500 gramų tai irgi Gvinėjos produktas. Taip, šis iš SPK ūkio, seniausio ir didžiausio Gvinėjos ūkio, įkurto 1906 20 amžiuje. Dauguma čia esančių produktų yra importuoti. Matome visas šias lentynas prekybos centre ir beveik viskas yra importuota, labai mažai vietinių produktų. Yra specialios lentynos su Gvinėjos safe produktais. Tačiau dauguma atkeliauja iš užsienio ir tai yra didžioji pusiaujo Gvinėjos ekonomikos problema. Ji negamina to, ką suvartoja. Ji gamina tik vieną pagrindinį eksportuojamą produktą – naftą ir dujas, o visa kita turi būti importuojama. Ir tai sukelia didelę problemą, vadinamą Olandų ligą. Nes į šalį plūsta daug užsienio valiutos, kyla kainos ir didelė dalis gyventojų nebegali sau leisti vartoti. Ir čia valstybė turi atlikti strateginį vaidmenį, kad galėtų paskirstyti išteklius ir žmonės galėtų pasiekti vartojimą. Tai gana didelis iššūkis tiems, kurie čia atsakingi už ekonomiką. Jūs man pasakysite, topai, ar norėtum dirbti ekonomistų pusiaujo Gvinėjoje? Palieku čia savo numerį, paskambinkite, atsiųsiu gyvenimo aprašymą. Pažiūrėkite, kaip tai reikšminga. Pusiaujo Gvinėja – kakavos gamybos simbolis. Jie gamino kolako, kuris būtų vadinamas Nesquik, ir todį, kuris vartojamas Ispanijoje. Ir iš pradžių tas, kurį jie vartojo Ispanijoje, buvo iš pusiaujo Gvinėjos. Tačiau šiandien čia vartojami kopūstai yra atvežami iš Ispanijos, jie importuojami, jie nėra skirti nacionaliniai gamybai. Vaidmenys pasikeitė. 400 gramų kolakao, 2000 frankų. Bejas produktas, kurį vartoja guanos, yra pienas. Jie kiekvieną dieną pusryčiauja su pienu. Turime čia pieno, jis parduodamas ilgai galiojančio varianto, jo nelaikome šaldytuve, jis visas importuotas. Tai yra Prancūzijos prezidentas. Tai Pascual atvežtas iš Ispanijos. Ir mes turime, kad litras pieno yra labai brangus – 600 frankų. Bet ką Junior man čia sako, tai kad jie vartoja pieno miltelius 125 frankus. O kiek kainuoja toks mažas paketas? 15 gramų. Bet praskiedus vandeniu gaunama daug daugiau. Kad susidarytumėte vaizdą, vieno iš jų gali pakakti maždaug 3 dienoms. 3-2 dienas. Nes pienas būtų. Litras pieno 125. Žinoma, bet jie taip pat turi pirkti vandenį, nes negali jo gerti iš čiaupo. Nes paprastai jie tai tik verda. Ir iš čiaupo galima pilti virintą vandenį. Taip. Nes tai turėtų sunaikinti visus mikrobus. Palaukime. Šis taip pat importuojamas iš Naujosios Zelandijos. Kaip beprotiška. Kas naujo? Argi čia neturite karvių pienui gaminti? Taip, turime karvių, bet manau, kad jos nėra industrializuojamos. Žodis gerai pasakytas. Taip, vienas ypatumas, kurį skaičiau apie pusiaujo Gvinėją, yra tai, kad jie vysto tvarų žemės ūkį. Daugelis žmonių turi savo pasėlius, savo vištas ir net savo karves. Spėju, kad viena iš priežasčių, kodėl pienas čia parduodamas tokiu būdu, o ne šviežias jis nėra šaldytuve, šaldiklyje ar šaldytuve, yra ta, kad čia taip karšta, jog išėmus iš parduotuvės ir parėjus namo jis jau būna sugedęs, surūgęs ir jo nebegali gerti.
Todėl jie parduoda jį tokiu būdu, kad galėtum jį išlaikyti. Nežinau, kaip yra su šaldytuvais CS Temsa. Ar visi turi šaldytuvą, juniorai? Taip, šiandien dauguma turi šaldytuvą namuose. Tiesa, priklausomai nuo galios, jis veikia gerai arba ne, bet dauguma turi. Dažnai būna elektros tiekimo nutrūkimų. Dažniau nutrūksta, kiek būna problemų su įtampa, nes kartais jie būna stipri, o kartais silpna. Daugelis žmonių mano, kad Afrikoje namuose nėra šaldytuvų, tačiau taip nėra. Kitaip tariant, kiekvienose namuose yra šaldytuvas. CL. Šiuo metu, šio vaizdo įrašo rodymo metu, 99% gyventojų namuose turi šaldytuvą. Yra toks dalykas. Junioras man sako, parodykime mėsą, bet aš dėl etinių priežasčių to nerodau, nes esu prieš nužudytų gyvūnų komercializavimą, tad tai yra kanalo etikos klausimas. Tačiau dėl etikos sumetimų parodysime alkoholį, kuris yra svarbiausias mūsų egzistencijai. Tiesa? Čia yra vienintelė vieta, kur galbūt galime rasti kokį nors argentinietišką produktą, argentinietišką vyną Pusiaujo Gvinėjoje, kodėlgi ne? Nors turėsime nemažai konkurencijos iš Ispanijos, kaip dažnai būna ir iš Čilės, bet kas žino, kodėlgi ne? Matau daug prancūziško vyno, daug ispaniško vyno, bent jau iš to, ką čia stebiu. Ir negaliu rasti argentinietiško vyno. Juniorai, pasakyk, kad yra argentinietiško vyno. Prašau, kas darosi su Argentinos įmonėmis? Ekvatoriečiai turi paragauti argentinietiškų vynuogių skonio. Argentinietiško. Nesinori pasirodyti šovinistu, bet galėtume sakyti, kad geriausias pasaulyje. Taip. Be to, tai žino tas, kas supranta vyną, sako. Malbekas yra mūsų ypatinga vynuogė. Galėtume sakyti, kad ji yra geidžiamiausia visame pasaulyje. Čia turime Black Clavel kaip pavyzdį. Butelis kainuoja 24 000 frankų. Čia nerandu. Elisir, bet jis paprastai ten būna. Pažiūrėkime daugiau ar mažiau šio tempranilo kainą. Kampo vėjo kainuoja 5000 frankų už 750 svarų sterlingų butelį. Nusipirk savo maišą ryžių, jauniore. Jums reikia nešiotis tarp 3, daugiau ar mažiau. Aš net Kinijoje to nemačiau. Kiek tai atneša? Taip, 20 kg teisingai. Ryžiai yra pagrindinis maisto produktas, pavyzdžiui, čia suvartojame daug daugiau ryžių nei spagečių. O kokia kaina? 10 000 frankų. Tarkime, kad perkant urmų kilogramą ryžių kainuoja $1. Vienas dalykas, toks krepšys kelia abejonių. Nes nepamirškite, kad čia šeimos didelės. Kiek brolių turi? Aš turiu 6 brolius ir seseris. Ir ar normalu turėti 6 brolius ir seseris? Įprasta turėti 4. Įprasta, kad jų nebūtų mažiau nei 4. Žiūrėk, aš vienturtis vaikas. Čia galime rasti vietinės gamybos praėjimą. Tai geriausia, ką galime gauti iš Pusiaujo Gvinėjos. Bananų miltai. Kam naudojami bananų miltai? Bet jei pagalvosite, kad yra daug bananų, suprantu, kad jie tai padarė per bananų miltus. Bet ar naudojamas įprasti miltai? Taip, tai skirta maisto gaminimui. Jaunieli, ar norėtum su manimi pagaminti tipiškų Pusiaujo Gvinėjos patiekalų? Galėčiau pralinksmėti, aš nelabai geras, jau iš čia. Mes esame du blogi, todėl ieškome receptų. Jei nesusirasime žmogaus, kuris žino, Jei galime tai gauti. kad jie yra vegetarai, Taip, būtų įdomu. čia yra 5000. Šis 1 kilogramo bananų miltų pakelis nėra toks pigus. Toliau turime šiuos bananų traškučius, kurie yra labai skanūs, tai tarsi labiau supakuota versija, labiau skirta eksportui. O čia apačioje turime bananų traškučius, kuriuos galima rasti visur. Tai labiau gatvinė versija, jei taip galima pasakyti. Jie kainuoja 500 už pakelį, kuriame turėtų būti apie 200 gramų, nors svoris niekada nenurodytas. Toliau turime šiuos, kurie yra saldūs, jie čia vadinami žemės riešutais. Argentinoje tai būtų karamelizuoti žemės riešutai. Ir jie parduodami šiuose buteliuose, kurių forma man patraukė dėmesį, žemės riešutai kainuoja 2000. Kiekgi talpina šis butelis? Na, kiekis nenurodytas, įsivaizduokite patys, kiek čia galėtų būti. Iš tikrųjų tai yra perdirbti alkoholinių gėrimų buteliai, kurios naudoja žemės riešutams pardavinėti. Tai galima rasti visur. Galima būti žydų, gimusių Pusiaujo Gvinėjoje, žinoma, kad taip. Čia turime iger, tai yra agurkėliai, su jais jau esame išgelbėti, jie iš tikrųjų atvežti iš Ispanijos. Šis stiklainėlis, kuriame yra 370 gramų, kainuoja 1500 frankų. Tipiški sekmadienio makaronai, 500 gramų pakuotė kainuoja 1400 frankų. Ir jie atvežta bei importuota iš Italijos, šios dėžutės čia, arba turime pigesnį pakelį, kuris taip pat yra spagečiai, irgi importuoti. 250 gramų, 250 frankų. O pažiūrėkite, čia parduoda kuskusą. Žinoma, nes čia daug žmonių iš Sirijos ir artimųjų rytų šalių.
Taip, iš Maroko ir kainuoja 500 gramų už 2000 frankus brangų. O čia kvietiniai miltai, jei norite sužinoti kainą. Galo miltai, vienas pakelis 1800 frankų. Atvežta iš kurgi atvežta? Iš Ispanijos ar visiškai importuota? Įspūdinga. Šie šokoladai laisvosios prekybos parduotuvė Duty Free. Kakava vietinė. Šitie. Šitie. Žiūrėkite, šie yra iš Spaka ūkio. Šie yra šokoladai iš Zampaka ūkio. Šis yra vietinis, o kaina kiek kainuoja. Ši pakuotė, žiūrėkite, čia parašyta iš Biokos salos 2000 frankų už 100 gramų pakuotę. Pusė tuzino kiaušinių kainuoja 700 frankų. Ar kiaušiniai yra Gvinėjos ar importuoti? Kurie iš čia? Užrašyti. Taip, jie gviniečiai. Pusiaujo Gvinėja turi kiaušus. Ir ceigeitei, netepamas Filadelfija sūris 2900. Yra pakuotė, akivaizdu, kad taip pat importuota iš Ispanijos. Šis sūris yra koher. Taigi, jei valgote košerinį maistą, pusiaujo Gvinėjoje galite valgyti Martnezo Filadelfijos sūrį. Kažkas, kas sekasi gerai. Ačiū. Kameroje ar pas mane? Ne, ačiū. Pakėlėte mano savivertę. Vienas dalykas, kurį šis itin religingas prekybos centras New York'e turi bendro su prekybos centru pusiaujo Gvinėjoje, yra tai, kad čia jie neparduoda prezervatyvų. Prezervatyvų reikia pirkti tiesiai į vaistinę. Vaistinė. Ir čia jie dažnai tai atiduoda. Lygus. Dabar suprantu, kodėl jie turi tiek daug vaikų. Galite atsiskaityti Mastercard kortelę. Pažiūrėkime, ar pusiaujo Gvinėjoje veikia kokoso kortelė. Sumokėjome pusiaujo Gvinėjoje su kokoso kortelė iš Argentinos į Afriką. Geriausia kortelė iš visų. Ir dar čia sumokėjau savo pinigais pesais, konvertuotais į MEP, geriausių įmanomų kursų. Ir dar gali pirkti dolerius, naudodamas kokosus visą parą. Taip pat gali investuoti į jų bendruosius investicinius fondus tiek pesais, tiek doleriais. Ir užsidirbti šiek tiek papildomų pinigų kelionėms. Iš tikrųjų, dalį savo kelionės finansuoju būtent dėl pelningumo, kurį gavau investuodamas savo pinigus į kokosus. Padarėme pertrauką šioje išvykoje ir atėjome papietauti su Junioru. Maistas jau atvyko čia. Junioras užsisakė baklažanų su antilopės šonkauliais. Nežinau ką. Aš jo klausiau, ar tai šonkauliai? Nes. Jaunesnysis paklausė, kur šonkauliai? Ir jis jam tarė, surask ją. Gerai, kad jis tau čia to nepasakė. Ir aš čia paprašiau baklažanų, taip pat su daržovėmis, nes baklažanų nerandu. Tipiškas garnyras, kurį sudaro juka, ryžiai ir plantanas. Paragaukime po truputį visko. Čia yra juka, o čia plantanai, tik atvirkščiai. Štai juka. Jaučiasi tarsi guminė. O plantanas taip išvirtas, žmogau. Koks skanumėlis, nes aš visada juos valgau tokioje versijoje, ar ne, kuri yra pati žinomiausia – kepti. Ar galiu paragauti kepto? Jie nėra tokie kieti kaip įprasti kepti. O čia yra daržovės. Štai draugė man atnešė aštrumo. Iš ko susideda tas aštrumas? Tai yra aštrus padažas. Gerai. Aitriųjų pipirų padažas. Ačiū. Paragaukime jo. Didžiulis kiekis aštrumo. Merginos aptarnavimas liko žemyninėje dalyje. Štai taip. Uždėkime truputį kiniško aštrumo. Pripratau prie to, bet dabar pabandysiu šiek tiek be aštrumo, pažiūrėsiu, kaip skanu. O tada užteršti. Virose virtos daržovės, pavyzdžiui, špinatai, yra geros. Sumaišykime ir pažiūrėkime, koks jis aštrus. Idiote. Jis labai aštrus. Aštrus. Mėgaukitės. Ir mes tęsime kelionę po Malabo turgus. Gerai, jaunikaiti, mes tuoj pat eisime į turgų. Einame į Semų turgų, kuris yra didžiausias Malabo turgus. Man labai įdomu stebėti žmonės, ypač moteris, kurios nešioja daiktus ant galvos. Kaip matome, tai labai įprasta šiai moteriai. Iš tikrųjų, tai labai įprasta. Apskritai Afrikoje. Galva naudojama kaip trečioji ranka. Ta moteris, kurią ką tik matei, nėra gvinėjietė. Tokie papročiai būdingi Šiaurės Afrikos šalims. Ir aš maniau, kad jie tiesiog deda daiktus tiesiai ant galvos, bet ne, jie pasideda kažkokį skudurėlį ir su juo laiko. Akivaizdu, nes tu galvoji, kad svoris gali pakenkti galvai. Įsivaizduok, tas gali sverti 4 kilogramus. Čia pavojinga. Sakau tau, nes žinau, kad tau, kaip argentiniečiui, tai pavojinga. Tai rimti dalykai, ne juokai. Viena iš problemų čia yra internetas, kuris yra labai lėtas.
Paprastai namuose interneto ryšiai, Wi-Fi neturi neribotų duomenų, juos reikia papildyti. Taip, reikia papildyti ir kad turėtumėte orientyrą, 10 GB kainuoja apie 5000 frankų. Taip pat reikia nuolat krauti telefoną, jis gana lėtas ir neįspėja, kai baigėsi kreditas, o tada staiga bum. Tau pritrūko kreditų. Įmonė. Priklauso. Na, aš turiu monį, tu turi monį, aš esu. Pavyzdžiui, čia ir jis man praneša, kada pritrūks. Tačiau taip pat tiesa, kad yra namų, Wi-Fi, yra įmonių. Taip, jie yra neriboti, bet esmė ta, kad šiandien internetas labai patobulėjo. Žmonės, kurie čia gyveno ir ilgai čia yra, matė pokyčius, viskas tikrai pagerėjo. Tačiau vis dar, jei kalbame apie tokius kaip mes, turinio kūrėjus ar YouTube, dar daug ko trūksta, nes greitis vis dar labai prastas už tokią kainą, kokią mokame. Mes į turgų ateiname labai vėlai, nes paprastai žmonės ateina 6 ryto. Kuo vėliau ateisite, tuo mažiau produktų rasite. Taip, bet taip. Dabar mes miegojame, jaunienį, grįžome iš beprotiškos nakties. Taigi, nepamirškite, kad į turgų ateina žmonės, kurie gyvena šią dieną, jie ateis nusipirkti tai, ką suvartos tą pačią dieną ir daugiausia tai, ką suvartos kitą dieną. Viskas šviežia. Visa vietinė produkcija. Dauguma. O kai kurie atvežti iš kaimininių šalių, pavyzdžiui, Kamerūno. Šis vaisius, kurį matau, yra retas jaunesnysis, jis vadinamas jeka. Taip, tai iš tikrųjų vienas iš labiausiai vartojamų vaisių čia, Gvinėjoje, ypač tarp anoboniečių etninės grupės. Nes kai nuvyksite į Anobną ir aš čia atskleisiu detalės, rasite daug šio vaisiaus, nes jis yra pats populiariausias Anobne. Įsivaizduokite, kad šie maži. Šie. Ar juniors jau yra įėjimas į semų rinką, ar tai, taip sakant, rinkos periferija? Tai pranešimas, kad jis jau pasiekė rinką. Tiesą sakant, muzika jau girdima. Taip. Taip. Jau ne, matome, kad čia daug perukų, kas čia per. Ar Afrikos moterys nešioja dirbtinius plaukus? Taip, dėja, taip. Ir jūs neįsivaizduojate, kokį bejėgiškumą tai man sukelia, bent jau man. Ir tiek daug žmonių, turinčių tokį gražų plauką, juodaodžiai, juodaodės afro plaukai, garbanoti, purus plaukai, kad mes vis tiek naudojame perukus ir tai šiandien Afrikoje apskritai, ne tik Gvinėjoje, yra labai geidžiamas ir vertinamas verslas. Bičiuli, mes čia pačioje Afrikoje. Įspūdinga. Žiūrint į visą šį turgų, man labai patinka, kiek čia daug vaisių, visokių dalykų, tai nuostabu. Tuoj ką nors nusipirksime, reikia čia pabendrauti, man keista, kad žuvį parduoda tiesiog lauke ir tai man primena Rusiją, kur irgi parduoda lauke. Bet ar ši žuvis virta, ar šviežia? Ji šviežia. Tai, ką pagavo šį rytą. Ir pagal higienos reikalavimus viskas gerai. Taip, iš pirmo žvilgsnio žiūri ir galvoji, oho, taip laukia ar ne, galėtų būti švaresnėje vietoje. Bet viskas gerai, nes žuvis šviežia. Ja pagavo būtent šį rytą, tai reiškia. Vakar ji dar buvo gyva? Ne vakar, šį rytą. O jie žvejoja čia, jūroje, Gvinėjos įlankoje? Taip, mes čia valgome keptus bananus. Tai yra ypatingas produktas visiems vidutiniams pusiaujo Gvinėjos gyventojams, visų rūšių patiekalams. Nesvarbu, ar valgau ryžius, visada bus keptas bananas, jei valgau mėsą, irgi su keptu bananu, jei valgysiu žuvį, taip pat su keptais bananais, keptas bananas visada yra, galima sakyti, pagrindinis garnyras. Juniorai, o kas čia yra? Yra žemės sraigės. Žemės. Sraigės. Žinai, kad yra įvairių rūšių sraigių. Dažniausiai čia valgoma žemės sraigės ir pasakysiu tau svarbų faktą. Pavyzdžiui, kai žemyninės dalies gyventojai, vadinami vata, nori sraigių, jie prašo Monabo gyventojų atvežti sraigių, nes čia yra žemės sraigės. Turi tai išbandyti. Kad? Tai vadinama. Tai vienas tipiškiausių vaisių, kurių turime ne tik Gvinėjoje, Centrinėje Afrikoje, galima sakyti, tanasas. Mes tai vadiname tanasu. Ties, stringai. Tiksliau, jie vadinami stringais. Taigi, norint jį vartoti, reikia jį virti, pavyzdžiui, tai yra sauja 5 tangų ir virti 10 minučių, daugiau ar mažiau 5 minutės. O kai užvirs, išimsite ir galėsite valgyti. Jis valgomas, hup, tu šiek tiek pačiulpi. Aš čiulpiu užpakalį. Tiksliai. Čiulpti atangą. Ar pirksime? Taip, perku. Čia, jei perkate, leidžia jums įrašyti. Jei perkate, tai yra draugas. Besijant. Ne, pažiūrėk, kaip jie tau atneša bananus. Žmonės, ši šalis juda į priekį darbų. Ak, Laurando, mes irgi. Ar nori, kad ir ją pasiimčiau? Paimkime tai. O, bičiuli. O Dieve mano.
Paliekame čia. Šią kryptimį bol, o jie turi kristi. Paliekame čia. Kaip čia dirbate? Na, daugiau ar mažiau. Keistuolis kurmis. O ir štai mes juos atsisiunčiame. Bet tai trumpa kelionė, darbštus, visą darbo dieną dirbantis idiotas. Taigi jie sako, kad mes, YouTube naudotojai, nedirbame. Susijaudinau, esu šiek tiek alergiškas darbui. Draugė, malonu, tavo vardas Pranciškus. Didelis malonumas. Jūs esate Argentinoje. Čia mes įžengėme į dengtą mugės dalį, kuri yra dengti stendai, bet ne jų praėjimai. Ir ši dalis yra brangesnė, nes tavęs neveikia blogos oro sąlygos, ypač dabar, kai yra lietaus sezonas. Jei esi lauke ir pradeda lyti, turi viską susirinkti. O čia, nors žmonės galbūt ne taip dažnai vaikšto koridoriais, tavo prekės nesuges nuo lietaus. Ir stendo kaina čia yra didesnė nei lauke, nes čia yra stogas. O dabar einame per tekstilės skyrių. Jie turi savo zonas, čia yra vieta, kur parduodami visi drabužiai. Gali rasti užsienietiškų, vakarietiškų rūbų, bet taip pat čia rasi ir tradicinių drabužių. Tai yra tipiška, būdinga būtent čia. Gvinėjoje tai yra tipiška afrikietiška. Reikia turėti omenyje, kad Afrikoje yra įvairių, kiekviena šalis turi savo tekstilės rūšį. Pirmiausia, ką galiu pasakyti, kad tai yra afrikietiška dėl spalvų, dėl raštų, bet dažnai jie būna iš Senegalo, nes galbūt turi labai specifinę spalvą ar audinį. Tačiau tikrai galiu pasakyti, kad vieni iš labiausiai vartojamų yra iš Nigerijos ir Benino. O čia iš tikrųjų paliečių ir tai nėra medvilnė, tai tarsi kanapės pluoštas, jei neklystu. Jausmas kaip plastiko. Visi drabužiai, kurie čia parduodami, yra dėvėti, tai tarsi dėvėtų drabužių turgus, dabar vadinamas žiedinė mugė. Čia parduoda daug firminių drabužių ir jūs turbūt klausėte savęs, iš kur atsiranda tie drabužiai. Jie dideliais kiekiais perka likučius drabužių, kurie jau yra nutraukti, nebesiparduoda ir perka iš žinomų prekės ženklų, o paskui čia parduoda labai pigiai. Pavyzdžiui, čia yra Wrangler marškiniai. Kiek jie kainuoja? Gal 1000 frankų? Kiek kainuoja šie marškiniai? 1000? 5000? Ne 5000. Žinoma, čia dėl visko derasi. Jei paliksi už 1000, paimsi už 3000. 3000 dideli pinigai už 1000. Labą dieną, nusipirkau vieną už 1000. Pažiūrėk į tai, ar jie čia parduoda tuos pačius produktus kaip ir prekybos centre, tik šiek tiek pigiau, nes jie perka didmeną, todėl gali parduoti pigiau ir turi mažesnės logistikos išlaidas. Nereikia nuomotis tokios brangios vietos kaip Martinės, nereikia tiek daug darbuotojų. Ir dar vienas dalykas čia. Kiekviename rajone yra mažų supermarketų, kurios dažniausiai valdo žmonės iš Kamerūno. Tai būtų panašu į tai, ką mes Argentinoje vadiname kinų parduotuvėmis, tik vietoj to, kad eitum pas kiną, čia eini pas kamerūnietį, kuris dirba iki vėlumos. Jis parduoda viską paprastai, netgi gali tau papildyti telefono sąskaitą, nes čia reikia papildyti būtent ten, nueini, pasakai savo numerį, sumoki ir jis tau papildys. Štai pavyzdžiui, makaronai čia kainuoja 4 už 1000. Supermarkete vienas kainavo 1000. Pastebėkite, kad čia manekenai yra labai išraiškingų formų. Jaučiuosi kaip iškrypėlis. Bet pažiūrėkite, kokios jie turi sėdmenis, tai atspindi vietinius kūno sudėjimus. Bet jie yra balti manekenai. Jiems baigėsi dažai, bet svarbiausia yra jų apimtis. Nes kai nuvažiuoju į Ispaniją, manekenai visada būna liekni. O Kamerūne man taip nutinka. Jie turi savo formas. Taip, tai realiausia, ką gali rasti manekenė. Šią mugę, kaip sako junioras, iš tikrųjų organizuoja valdžia. Tai jie turi mokėti mokesčius? Jie nėra nelegalūs, tau neišrašo sąskaitos ar panašiai, bet tai yra dalis neformalios ekonomikos, kurią apima pati valdžia. Jei tai būtų nelegalu, ši mugė negalėtų vykti, nes ši mugė yra stacionari, o ne klajojanti. Aišku, pažiūrėkite, kaip čia su daržovių vienetais. Pavyzdžiui, bulvė kainuoja 300 už. Daug. Tu nežinai, kiek yra kilograme, aš nežinau kiek, bet ta maža krūvelė ten yra 300. Morka yra 500 kekėje. Kiek jis sveria? Kas žino? Na, jauniore, ačiū, kad šiandien prisijungiai prie manęs. Tiesa,